Ko nesakai? Ar jau? Gerai. Antra užduotis. Purna sarpasana. Tai yra kobros poza. Na, būtinai reikia prieš šį pratimą ryte atsikėlus, taip, po pirmo pratimo antras seka, kai jau atliktos vandens procedūros. Tada darome antrą pratimą kobros pozą. Būtina išgerti 300-350 gramų karšto virinto vandens, tokio, kokį ką tik jau galit gerti. Galima, tai pasisėdus reikia gerti ir su šaukštu net galima gerti, kad būtų vėsiau. Ir po to iš karto daryti pratimą išgėrus šitą vandenį. Guliant ant pilvo, sudedame kojų nykščius, suglaudžiame. Ir po to aš parodysiu. Kojų pirštai remiasi grindis. Delnai guli ant grindų pečių lygyje, pirštai suglausti. Alkūnės nukreiptos atgal. Smakras ant grindų. Labai lėtai, kuo lėčiau atliekamas pratimas, tuo yra geresnis efektas. Labai lėtai pakeliam galvą atgal, kūną viršutinę dalį atgal, kiek galim atsilenkiam iki pusės. Išlenkiam pilvą maksimaliai. Bet klubų sritis, nuo klubų šita kūno sritis nepakyla visiškai ir jinai yra atpalaiduota. Tiems, kurie turi su skydliauke problemų, tik tai daromas pratimas taip išsirietus iki stuburo, koncentruojam dėmesį į uodegikulį ir atgal. 2 kartus taip. Ir viskas. Tiems, kuriems nėra skydliaukės problemų, tada tiesiog galima bus pasisukti kaip kobrai. Vieną pusę ir kitą, o dėl to ir vadiname šitą pozą kobros pozą. Pasisukam irgi, kad pamatytumėm. Pavyzdžiui, aš pasisuksiu į kairę pusę, aš turiu pamatyti dešinės pėdos kulną. Dėmesys eis iš skydliaukės, kai bus smakras padėtas. Keliant žvilgsnis, kad ir kyla aukštyn, dėmesys eina nuo skydliaukės stuburo, iš lėto, kiek lenkiasi stuburas, sekame mintį, iki uodegikulio irgi. Iš pat pradžių 1 sekundę skydliaukiai, kylam, kur stuburas 1 sekundę išlaikom ir taip lenkiamės atgal. Kvėpavimas ramus, nesulaikyti kvėpavimą. Jokios įtampos, kad nebūtų jaučiama. Turi būti malonu atliekant šį pratimą. Kiekvieną savaitę po 1 sekundę didinti pauzės, kur skydliaukė, kai smakras yra ant žemės, dėmesys iš pat pradžių mes darom su 1 sekundę, kitą savaitę 2 sekundės, kur uodegikaulės irgi išsirietos irgi bus jau kitą savaitę 2 sekundės ir taip maksimum iki 30 sekundžių. Tai čia bus jau kiek mėnesių. Kiek savaičių tiksliai, po 30 savaičių jų pasieksi 30 sekundžių. Pauzė.
Apie skydliaukę jau sakiau, jeigu yra problemų. Efektas. Nuo stuburo iškrypimų, stuburo lankstumas didinamas, likviduoja ir čia kaip prevencija akmenų iš inkstų valymas ir kartu, kad jie nesusidarytų. Pagerina vidinių organų darbą, virškinimo trakto veiklą, gydo gastritą, stiprina raumenis, krūtinės, nugaros, rankų, duoda gražią formą krūtiniai, gydo radikulitą, treniruoja akių raumenis, padidina skydliaukės funkciją, pagerina kraujo apytaką. Gerai, aš darau dabar šitą pratimą, taip? Delnus pasidedame tiek, kad būtų galima ištiesti rankas. Vėliau jau, kai įgūsim įsilenkti daugiau, tada bus galima arčiau dėti. Darant pozą irgi šią reikalinga, kad pečiai atsiloštų atgal. Tada bus galima geriau išsilenkti. Ir prisimenam, nykščiai suglausti pėdų. Šita vieta atpalaiduota, kojas atpalaiduotos. Išsilenksim iki čia. Klubai turi būti padėti ant žemės, kai išsilenksim. Dėmesys nuo skydliaukės ir taip eina aukštyn. Stuburu iki uodegyklų išlaikoma pauzė. Aš darau pauzę 3 sekundės ir vėl iš naujo atlieku pratimą. 2 kartus reikia tik. Padedam galvą ant šono, rankas šalia ir truputį pailsim. Tada keliamės atsargiai. Galim keltis ne taip, kad nesveiktų galva. Gerai.